ir jau ruošiamės mes išvažiuoti. Aišku, dar reikia pavalgyti. Nu ir tada lėksim į Veneciją. Tai čia jau yra mano šmutkė. Čia kuprinė, GoPro įranga ir dronukas. Tai čia dar aišku yra mano nesuraštų dalykų. Tai va. Tai kas kraunas, ko nėra. Tai tiesiog toj viską susikraunam, pavalgom ir važiuosim į Veneciją. Tai varom valgyt. Mes jau baigiam atsidžiaugti mūsų gražiais vaizdais. Tai va tokiais vaizdais, kalnais ir baigiam haikus. Tai šitam video ir šitoj kelionėj daugiau haikų nebebus. Nu, jeigu jūs laikot haiką pasivaikščiojimą kažkur, tai tikrai kiekvieną bus. Bet jeigu ne, reiškia, haikų nebus. Tikėkimės, kad jų ir nebus. Nu ką, pakol kas mano šmutkės atrodo štai taip. Tai čia yra viskas skirsta, 2 batų poros, aš dar skedukus, priekas ir pilna mašina daiktų. Čia aišku ausinės, telefonas. Kaip ir logiška, tai nieko nelaukiam. Varom į Veneciją, lekiam. Žodžiu, su tokiam glūdam buvom, pačilinom baseine, tai jau netgi spėjom ir skraut mūsų šmukės. Tai žodžiu, tai čia yra mūsų kambariuks. Tada čia turim vonę nuosavą ir virines. Turim dar tokį veidrodezą. Ir žinot, ko mes pagalvojom? Galvojom, tipo, pavalgom ir varysim vėl baseinčiką. Tai ten neišėjo filmuoti, sorry, bet ir mes jau metam tokį biškį debilišką iššūkį. Tai, jep, valgiam pačius aščiausius makaronus. O dabar lupam vandenį, nes jis tiesiog per aštru. Dan ant apačios, žinot, būna tie prieskoniai nusėda ir tai labai aštru. Tai nežinau, pavirškinam ir lėkiam į baseiną. Aš aišku norėjom jum pafilmuoti, bet ten prižiūrėtojai stebi, tai švis to padovai. Reiškės, nepafilmuosim, bet nesijaudinkit. Prie jūros pamatysit tikrai nemažai kadrų. O mes varom į baseiną, lekiam. Šito iš baseiniuko. Dabar varysim, šausim ledų ir tikriausiai, kad grįšim atgal į baseiną. Nes turim visą kiaurą dieną, tarkim. Gerai, ne kiaurą, bet galiu pasakyti kiek valandų. Tai turim. Šiturim. Tiesiog turim po 16:13. Tai dar už 3 valandas kokios čilsim ten. Šiaip visai fainai. Minusas, kai negalima su kamera filmuoti. Bet aišku, žinot, tas minusiukas tai nieko baisaus. Svarbu, kad gerai, biškį panelį pakabinom. Gerai, nejuokauju, aš rimtai, nu, jo. Aišku, buvo nelengva susikalbėti, bet ašgi profesionalas. Tai žodžiu, varom dabar, pasidėsim, lauksim ledų, suvalgysim ledus ir lėksim atgal į baseiną, varom. Tai lėksim vėl prie baseinčiuko, šovėm tokį outfitą ir nieko nelaukiam, lėkiam. Grįžom iš šito, iš Pol. Aišku, žinot, ko aš, žodžiu, pasimaudė viskas okei. Tai dabar grįžom, tai
Galvom valgyti makaronus, bet nusprendėm, kad reikia nuvaryti pavalgyti picų. Tai šoviau aš margaritą. Nu ir ten, nežinau, dar kažkaip apsėjom. Tai laukiam picų. Mūsų pati pica, tai susikratėm picutę ir realiai jau nesam tokį raką alkani, tai nežinau, varau į dušą ir gal net pasidėsiu biškį prie telefono, pažiūrėsiu TV3 ir varysiu miegot. Varom! Tokį dalykėlį parodot, tai nieko nelaukiam, lekiam. O tokio didžio kuklaržis, tai mažas. Susiekom? Jo. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemių žemė. Viešpaties tavo sūnus, te stiprybėse.